Švento Valentino dieną visi švenčia skirtingai ir šiandien keletą tūkstančių žmonių susibūrė Žalgirio arenai, kad ją paminėti kitaip. Tai yra galimybė kalbėti apie tikras krikščioniškas vertybės ir apie tai, iš kur ta meilė ateina. Kad ta meilė nėra tokia pigi ir paprasta, kaip mes ją kartais ypatingai tokią dieną padarom, bet jinai iš tikrųjų yra didelė dovana ir kuriai reikia daug pastangų, kad ją puoselėtume ir augintume. Norėjosi kažkaip prasmingiau praleisti vakarą, tiesiog kažkur išeiti. Tikrai nebus nuobodu. Krikščionybė yra geras dalykas, aš tikiu į Dievą labai smarkiai ir yra mergina, kuri man patinka ir pasikviečiau aš ją šiandien. Tiesiog sužinom, kad vyksta toks renginys ir pagalvom, kad būtų labai įdomu dalyvauti. Dėl to, nes mums pasirodė, kad tai būtų kažkas išskirtinio atšvęsti šią dieną, nes ne kiekvieną Valentino dieną galima atvažiuoti čia ir praleisti šią dieną taip. Darni šeima yra vienas iš valstybės pagrindų. Tai todėl yra džiugu susirinkti tokią gražią šventę ir pabūti visiems kartu. Mergina, šiandien visas pasaulis švenčia Švento Valentino dieną, meilės dieną. Kas jūsų suvokimu yra ta tikroji meilė? Meilė tai yra jausmas, kurio neįmanoma apibūdinti. Mano supratimu tai yra pasiaukojimas dėl kito žmogaus. Myli, 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 dar kartą myli. Myli ir negali. Jo, myli ir negali. Myli nori, negali. Meilė yra jausmas, kurį kiekvienas žmogus apibūdina savaip. Kiekvienas žmogus meilės vienodai neapibūdins. Ir, manyčiau, ją sunku apibūdinti žodžiais. Tiesiog meilė. Meilė tai jau daugiau negu tiesiog susižavėjimas žmogumi, kada jauti kokį nors ryšį tam žmogui. Aš manau, kad tai yra jausmas, kurio negalima nusakyti žodžiais, kadangi kiekvienam tai gali atrodyti skirtingai. Meilė yra prisirišimas prie kito žmogaus. Jo. Kai tu nieko nenori, tik taip, pavyzdžiui, su juo, laukia akimirkos, kada tu jį pamatysi, ir panašiai. Meilė tikrai neįvardinama žodžiais, tai tiesiog jausmas, tik ant širdies atrodo guli, toksai, net nemoku pasakyti, tikrai toks nepakartojamas jausmas. Meilė nugali visas kliūtis. Ir šeima, buvimas su mylimu žmogumi, vaikų auginimas šeimoje yra Dievo dovana, kurią reikia drąsiai priimti.